Sveiki, aš esu Indrė Kavaliauskaitė ir šiandien sveikinu su jumis laidoje Paklauskime gydytojo. Žinau, kad įvairiais klausimais esame įpratę tarti su internetu, teta, mama, draugė, bet o kam? Juk į klausimus apie sveikatą geriausiai atsako aukščiausios prabos profesionalai gydytojai. Šiandien kalbamės su Sugiharos plastikos chirurgu, visiems gerai pažįstamu Dariumi Radzevičiumi ir paneigsim arba patvirtinsim mitus, remdamiesi jo ilgametę patirtimi. Reik operacijos ar nereik? Turbūt tai dar vienas iš esminių klausimų, kurį žmogus turi atsakyti pats, bet vat ir žiūrovai klausia, kaip žinot, kad tos operacijos tikrai noriu, kad nesigailėsiu, pavyzdžiui, susimažinus nosį. Ką turi savo pasakyti žmogus, žiūrėdamas į veidrodį, kad galėtų atsakyti, kad aš tikrai noriu? Aš visuomet sakau pacientam, kad jeigu tas noras atsirado šiandien, tai galbūt tas noras rytoj praeis. Bet jeigu jūs kiekvieną rytą atsistojate ryte, darydama makiažą, žiūrite į savo veidą, matote jums nepatinkančią nosį ir tai vis kasdien ir tai nepraeina, tai galbūt iš tikrųjų geriau apie tai pakalbėti su specialistu, kokios yra galimybės. Bet netgi nežiūrinti tai, sakykime, aš, pavyzdžiui, mano operacijom yra, kaip ir turbūt mano visų kolegų operacijom yra tam tikra eilė. Ir netgi jeigu ir būtų galimybė po konsultacijos operuoti rytoj, aš turbūt to nerekomenduočiau daryti, nes galbūt rezervavus operacijos laiką, galbūt tas noras praeis iš tikrųjų. Tai va, būtent tas laikas, kuris yra laukiant operacijos ir parodo iš tikrųjų, ar jums ta operacija reikalinga, ar jūs galite be jos apsieiti. Labai gerai dar, kai žinai, kuri ta kūno dalis ne visai patinka. O jeigu nežinai, apie tai ir kitas klausimas, jeigu aš noriu atrodyti kitaip, bet nežinau kaip, gydytojas gali padėti išsiaiškinti. Jeigu nepatinka jūsų kūnas iš principo, arba jeigu jūs turite labai daug klausimų, kas jums nepatinka ir norite paklausti, jums nepatinka nosis, ausis, krūtis, pilvas, nežinau, sėdmenis, šlaunis, tai galbūt jums reikia klausti ne plastikos chirurgo. Koks skirtumas tarp plastinės, estetinės ir rekonstrukcinės chirurgijos? Skirtumas labai paprastas. Plastinė chirurgija, sakykime, mūsų kaip plastikos chirurgų licenzija vadinasi plastinė rekonstrukcinė chirurgija. Tai reiškia, ir tai yra labai labai platu. Į visą tai patenka ir įgimtos deformacijos, ir traumos, ir potrauminės problemos. Ir tame tarpe grožis. Tai sakykime, plastinė rekonstrukcinė chirurgija tai yra tas visas platus pavadinimas, kurio viena iš dalių yra būtent estetinė arba grožio chirurgija. Ką daryti, kad kiek įmanoma labiau nutolintume tos patobulinimus, kurių moteris nori, kad nesentų? Sakykime, veido patempimas. Ką daryti, kad to reikėtų kiek įmanoma vėliau? Tai, manau, pirmiausia, reikėtų pradėti tuo rūpintis nuo labai labai anksti. Galbūt sakyčiau, netgi nuo paauglystės. Ką reiškia rūpintis? Tai reiškia, pirmiausia, dozuotai būti saulėje. Jeigu būnate saulėje, tai dvi pagrindinės vietos, kurios greičiausiai sensta. Tai yra akių zona ir kaklas. Ką reikia daryti? Reikia be abejo tas zonas stengtis slėpti veide. Tai yra būti su akiniais nuo saulės, naudoti SPF kremus ir ypatingai naudoti SPF kremą būtent kaklo zonai, kadangi, kaip sakiau, kaklas tai yra viena iš greičiausiai senstančių mūsų veido dalių. Kas toliau? Toliau, be jokios abejonės, pastovus turėtų būti kūno svoris, kiek jis gali būti pastovus. Kas toliau? Toliau, rūkymas yra peilis. Rūkymas yra peilis mūsų odai. Išsimiegojimas. Išsimiegojimas reiškia... Išsimiegot labai sunku. Šitą labai sunku. Jo, išsimiegojimas, jo. Lankymasis reguliariai pas kosmetologą. Tai yra veido priežiūra, tai yra kremai, tai yra drėkinimas. Tai vat visi šitie dalykai turėtų būti daromi labai nuo anksti. Labai nuo anksti. O injekcijos? Tai čia mes pereisim dabar į kitą, reiškia jau į kitą lygą.
Tai sakyčiau, pradžia yra būtent šitie dalykai. Kai jūs esate paauglė arba jūs esate jauna moteris, tai kokios ten gali būti injekcijos? Jums užtenka visų šitų dalykų. Kai jūs pradedate po truputį senti, be jokios abejonės, tai visos tos procedūros, kurios... O amžiumi metais, kad įsivardinti iki 25 ten labai prižiūrim. Drekinam, nesideginam. Ne, tai aš sakau, pati pradžia yra būtent... Tai yra susiformuoja įgūdžiai formavimuose. Tai reiškia, mama turi išmokinti savo turbūt dukrą, taip pat ir sūnų, kad reikia pradėti tuo rūpintis nuo ankstyvų dienų, nes vėliau tiesiog bus žymiai sunkiau tą viską pagražinti, padailinti ir viskas bus gerokai anksčiau. Be abejo, kada atsiranda pirmieji senėjimo požymiai veide, tai, sakykime, tai galėtų būti 30 keli metai, 35, 38 metai, priklausomai nuo jūsų gyvenimo būdo prieš tai ir be jokios abejonės nuo jūsų genetikos, nepaminėjau genetikos, kuri yra labai svarbi iš tikrųjų. Kiekvienas mes skirtingai senstam, kiekvieno mūsų yra skirtinga veido oda, skirtingas odos riebumas, skirtingai, reiškia, mūsų ta oda sensta. Tai, reiškia, tai be jokios abejonės, kai yra pati pradžia senėjimo procesų, tai niekas nekalba apie operacijas. Ir būtent tos visos injekcijos atliekamos tam, kad tą operaciją kiek galima atitolinti. Bet vėlgi atsiranda tam tikra riba. Jeigu ta operacija jau yra rekomenduojama, aš nesakau apie reikalingą, čia reikalingų dalykų nieko nėra, čia viskas yra tik rekomenduojama. Tai jeigu ta operacija yra rekomenduojama ir jūs toliau atliekate injekcijas, paprasčiausiai jūsų veidas praranda palaipsniui anatomiją ir jūsų atrodys veidas ne jauniau, o atrodys jūsų veidas kaip 50 metės, kuria yra pridaryta visko per daug. Čia jau dabar, kad aš taip vizualiai nusibrėžčiau, tas jau Catwoman, ar ne, tokios jau tampa, kur vienodėja... Viskas, kur pučiasi, nori, kad nebūtų... Yra daug įvairiausių terminų, tai vienas iš jų yra pillow face, bet visur yra pagrindinis dalykas, kad visko yra per daug. O ar galėtumėt, šiaip ir klausimą tokį patį turiu, kokie ženklai veide rodo, kad jau reikia chirurgo nebe injekcijų, bet ir tikrai kaip atskirti moterim, kad pat iki dabar dariau ir čia yra jau stop, reikia... keisti. Aš sakyčiau paprastai. Jeigu nebesinori senėti. Aš sakyčiau paprastai. Jeigu mes nebegalime gauti efekto su nechirurginiam procedūrom, tai tokiu atveju reikalinga, greičiausiai rekomenduojama jau yra chirurginė operacija. Jeigu mes tas injekcijas toliau atliekam ir jos jau iškreipia veido anatomiją, tai nebejotinai tai reikėtų nutraukti, tai reikėtų jau sustoti daryti ir tokiu atveju rekomenduojama yra chirurginė intervencija. Pavyzdys. Jeigu jūs turite tai vadinamas marionetės raukšlės, tai yra raukšlė, kuri yra nuo lūpos kampo einanti žemyn. Ir jūs pati prie veidrodžio priėjusi sakote, žiūrėkit, aš pakeliu veidą ir ta raukšlė dingsta. Tai ar įmanoma tiek pripūsti veidą, tiek čia, kad ta raukšlė dingtų? Turbūt neįmanoma, anatomijos neiškreipiant. Tai jums pavyzdys, kada jau rekomenduojama yra operacija. Lygiai tas pats yra su kaklu. Ar patempus kaklą jis pagražėja? Taip, jis pagražėja. Ar yra kažkokios priemonės, kurių pagalba mes ten galim, nežinau, šlifuoti, užpildyti, atpalaiduoti, kad gauti tą efektą? Greičiausiai ne. Greičiausiai tokiu atveju jau rekomenduojama yra operacija. Ir tas pats yra visur kitur. Tas pats yra su antakiais, su vokais, ar mes galim suleidę botulino pakelti antakius? Taip, mes galim, bet jeigu tie antakiai bus nenatūraliai atrodantis, tai gal tai nebereikalinga, gal užtenka atlikti, neužtenka, bet gal užtenka leisti tuos visus preparatus ir gal rekomenduojama tokiu atveju yra operacija. Ar esate atsisakęs daryti operaciją ir kodėl? Iš tikrųjų, tai aš galima sakyti turbūt vos ne kasdien konsultuodamas
kažkam tai rekomenduoju kažko nedaryti. Tai galbūt vienais atvejais neoperuoti, kitais atvejais neleisti, netlikti tam tikrų injekcijų. Ir aš manau, kad tai labai labai svarbu. Iš tikrųjų, tai iš vienos pusės, kaip sakyti, iš vienos pusės grožio chirurgija yra verslas, be jokios abejonės. Tai kuo tu daugiau visko padarai, tai tuo daugiau tu ir klinika, ir tavo darbuotojai uždirba. Bet iš kitos pusės, taigi yra medicina. Tai ar tu visada pagalvoji, ar tu tam pacientui kažką atlikdamas, ar tu jam nepakenksi. Nes chirurgijos principas yra paprastas, nepakenk. Tai aš manau, kiekvienas mes turim tam tikras plonytės raudonas linijas, kurių mes nenorime peržengti. Tai savo darbe aš iš tikrųjų praktiškai kasdien kažkam pasakau ne. Labai gerai ir manau, kad privaloma tos konsultacijos gyvos su žmogum ir nesitarti su internetu, nes tikrai daug kas žiūri, žinau kaip vyksta, žiūri nuotraukas, matai kaip kažkam kažką padarė, pats nusprendi ir jeigu, duok dieve, kad Lietuva niekad nepasidarytų tokia kaip Turkija, kur važiuoja ir ten kepa pagal nuotraukas visus žmonės be jokio pasitarimo. Tai žinojau, kad atsisako daryti operacijas, nes tikėjau atsakymo, kad kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną. Man labai patinka. Iš tikrųjų, kiekvieną dieną tu neatsisakai kažko operuoti, bet atsisakai papildomai leisti dar užpildų, papildomai leisti botulino, papildomai kažką daryti. Tiesiog reikia pasakyti ne. Ir kartais tai būna, kad žmonės nesupranta, tai kodėlgi jūs to negalite man padaryti. Taigi aš noriu. Taigi aš moku pinigus, aš noriu. Aš moku pinigus, aš noriu. Tai galbūt, sakykime, toks mano paskutinis jau kozeris, kurį aš dedu ant stalo, tai yra, kad, žiūrėkit, aš uždirbu atlyginimą, ta prasme, aš negaunu atlyginimą, aš uždirbu gaunu tam tikrą procentą nuo to, ką aš jums atlieku, tai kažko netlikdamas, aš tam tikrą pinigų sumą išmetu iš šiukšlių dėžę iš principo. Tai aš sakau, ar aš jums esu panašus į tą žmogų, kuriam nesvarbu yra atlyginimas, pinigai ir visa kita. Tai sako, tarytum ne, tarytum normalu, kad mes norim uždirbti pinigus, visi mes norim uždirbti, visi mes dirbam pirmiausia dėl pinigų. Tai aš sakau, tai reiškia yra kažkoks tai motyvas kitas, dėl ko aš rekomenduoju to nedaryti ir tos pinigus išmetu iš šiukšlių dėžę. Tai tas motyvas yra greičiausiai dėl to, kad jūsų nereikia operuoti. Dėl to, kad esate per jauna, kad tai atlikti. Dėl to, kad jūsų pilvas per gražus, kad jums tai atlikti. Dėl to, kad atlikus papildomai suleidus ten 1 ar 2 ar 3 ml užpildų, jūsų veidas praras anatomiją. Kitaip tariant, tai visur yra kažkoks tai motyvas, kodėl tu to nedarai. Čia labai puikiai tinka tas mūsų senelių prosenelių posakis 9 kartus patikrink, pamatuok, o tada sakydavo kirpk, mes sakom pjauk ir pridėsim, kad tegu tai daro tikrai labai geri profesionalai. Sugiharai tokių gali rasti. Populiariausios operacijos. Visur pasaulyje egzistuoja mados ir trendai, manau, kad plastikos chirurgija irgi neišimtis. Kas madinga dabar? Aš negaliu atsakyti, kas madinga apskritai dabar, pavyzdžiui, Lietuvoje, bet aš galiu pasakyti, ką aš daugiausiai atlieku. Operacijos ant bangos. Ką aš dabar atlieku daugiausiai. Tai iš tikrųjų aš atlieku daug senstančio, gal toks nelabai geras žodis, senstančio veido korekcijos, bet tamsime... Bet normalus, nečka. Jo, tai mūsų veidas sensta. Aš nematau čia nieko blogo. Taip, jo, mes sensta, mūsų veidas sensta, mano veidas, jūsų veidas sensta. Tai būtent, kitaip tariant, žmonės nori atrodyti jauniau. Tai va tos operacijos, kurios sudaro iš tikrųjų, galima sakyti, nežinau, apie galbūt trečdalį, ketvirtadalį mano visų atliekamų operacijų. Tai yra ir vokų plastika, ir antakių formos korekcija, ir veido patempimas, ir kaklo korekcija. Ir mes turime klinikoje naują tokį, jis nėra naujas pasaulyje, bet jis yra, sakykime, naujas Lietuvoje. Tai yra toks aparatas, kurio pagalba iš vidaus
radio dažnių mes galim sustangrinti, pavyzdžiui, kaklo odą. Kaklo odą, pilvo odą, šlaunų vidinį paviršių, ar netgi, sakykime, Kaip čia kitas. vadinasi? Tai yra radio dažnių veikiantis, tai tas konkrečiai, tai vadinasi face tight. Būtent tai yra chirurgiškai invazyvi procedūra, tai yra operacija, tai atliekama operacinėje. Tai nėra kažkas tai tvarstomajame, ne, tai atliekama, viskas yra operacinė. Galvau, kad viskas sugirdėjus, šitą girdžiu pirmą kartą. Jo, bet tai yra viena iš sudėdamųjų dalių, būtent viena iš tų procedūrų, viena iš tų chirurginių dalykų, ką aš atlieku. Tai čia yra viena grupė. Ir po jos moteris yra labiau... Tai nėra kažkokia panacėja, sakykime, tai nėra, sakykime, pacientai, kurie yra 60 metų, kuri nori, kad atrodytų veidas jauniau ir atliekama yra būtent šita procedūra ir jai tai tinkama. Tai daugiau tinkama tom pacientėm iš tikrųjų, kurios tik pradėjo senti ir kuriuom šiek tiek yra per anksti kažką daryti, pavyzdžiui, su pasmakre ir su kaklu, chirurgiškai. Čia, sakykime, yra viena grupė, tai yra senstančio veido korekcija. Kita grupė, kuri yra be abejo didelė grupė, tai irgi yra krūtų formos korekcija. Tai krūtis galima didinti, mažinti, kelti, didinti ir kelti tuo pačiu. Nėra, kad dabar madinga mažinti? Ar tiesiog daugiau moterys demonstruoja, vis tiek viską dabar iš socialinės medijos susidarom įspūdį apie tai, kas ką daro, gal tiesiog apie tai daugiau kalba. Mes buvom susidarę įspūdį, kad yra populiariau didinti jas, bet iš tikrųjų daug didesnė problema yra krūtis mažinti. Ir jeigu mes turbūt žiūrėtume globaliu mastu, ką daugiau moteris ieško ir ką daugiau moteris daro, tai gal sunku pasakyti, bet aš spėčiau, kad turbūt daugiau moteris visgi mažina krūtis, negu didina. Bet vėlgi yra, kaip sakiau, daug skirtingų variacijų, kas tai gali būti. Tai gali būti ir pakėlimas krūtų, ir didinimas, ir pakėlimas, ir tik didinimas, ir mažinimas. Bet tai visa atskira grupė - krūtų chirurgija. Kita grupė yra nosis. Nosis, kuri, sakykime, kaip ir, pavyzdžiui, veido patempimo operacijos man yra labai mielos ir aš jų tikrai daug atlieku, tai nosies formos korekcija, kuri taip pat yra pakankamai sudėtinga techniškai operacija, bet ne visos pacientės išvažiuoja į Turkiją operuotis nosių, kai kurios operuojasi ir Lietuvoje. Ir be jokios abejonės dar kita grupė, tai visa kita. Tai yra ir riebalų nusiurbimas, ir pilvo sienos korekcija, ir atlėpusių ausų korekcija. Tai aš sakyčiau, tokios grupės, kurios yra dažniausios mano kasdieninėme darbe. Vis tiek stebite ir kas vyksta pasaulyje, ar skiriasi, ko nori lietuvės ir kas populiaru pasaulyje? Ar mūsų išvaizda ir poreikis, gal taip sakykime? Lietuvės turbūt mažiau investuoja į, sakykime, sėdmenų formos korekciją, kas labai populiaru yra, sakykime, tose šiltesnėse šalyse, kur daugiau tenka būti pliaže, daugiau tenka būti, reiškia, su bikini. Tai iš tikrųjų būtent sėdmenų didinimas, riebalų nusiurbimas, kur išryškinama kiekvienas, reiškia, six-packo ten langelis, tai tie dalykai iš tikrųjų yra galbūt populiaresni tose valstybėse, kas yra pirmiausia Brazilija, Meksika, kitos Latino Amerikos šalis. Galbūt tai yra mažiau populiaru Lietuvoje, bet vėlgi man sunku spręsti, kadangi tokios statistikos iš tikrųjų turbūt nelabai yra, kiek aš galbūt daugiau kalbu apie savo asmeninę praktiką. Turim žiūrovo klausimą. Kokią didžiausią krūtinę esate dėjęs ir iš kokios mažinės? Nekuklus klausimai. Klausimai yra kokie yra klausimai. Tai turbūt klausimas yra, koks implantas didžiausias, kurį aš esu įdėjęs. Tai mano filosofija iš principo, kad kuo implantas mažesnis, tuo jis lengvesnis. Ir kuo jis lengvesnis, tuo jisai ateityje mažiau sukelia problemų. Aš turbūt nesu dėjęs didesnio implanto negu 500 ml. Iš principo, bet vėlgi tas implantas, jis labai sunku yra... Koks dydis, aš bandau. Aš neįsivaizduoju. Labai sunku yra, reiškia, ne tai, kad suprasti, bet sakykime,
gali būti pacientė labai stambi, labai aukšta, plačios krūtinės ląstos ir jai automatiškai reikės didesnio implanto, nes jos proporcijos yra tokios. Ir gali būti labai maža, labai smulki pacientė, kuriai reikia labai mažo implanto, bet jeigu mes jas sudėsime viena šalia kitos nuotraukoje, jos atrodys visiškai vienodai, nes viską lemia proporcijos. Tai kitaip tariant, nereikia galvoti tik tais apie kad 400 yra daug ar nedaug mililitrų, žiūrint, ką mes tuos 400 mililitrų įdėsime. Tai va čia yra pagrindinis dalykas. Bet iš principo mano atsakymas yra, kad aš turbūt nesu dėjęs didesnio implanto negu 500 mililitrų. Kalbama, kad atrodo, lyg plastikos chirurgija yra tik moterų reikalas, tai pereikim ir prie vyrų. Kokias operacijas daro vyrai? Jeigu mes kalbėtume apie vyriškos lyties atstovus, tai pavyzdžiui, atliepusi ausų korekcija greičiausiai bus 50% berniukai, 50% mergaitės. Jeigu netgi berniukai nebus didesnė dalis šitų operacijų. Jeigu apie nosį, tai nosis turbūt yra galbūt koks 15-20% yra vyriškos lyties. Nes dažniausiai Vyram iškelia procentą dar ne tik dėl grožio nosis, bet kad reikia atstatyti. Taip, tas yra Išverčianti žmonių kalbą, vyrai mėgsta susipešti. Tas yra tiesa, bet iš tikrųjų tai lygiai tokia pati estetinė operacija, bet tai tie patys vyriškos lyties atstovai. Jeigu mes kalbame apie krūtų, tai vyram būna specifinė problema, kada vyram būna didelės pieno liaukos ir, sakykime, neproporcingai didelės krūtys pagal vyrų kūno proporcijas, kai būtent ir vyrams yra atliekamos krūtų operacijos. Bet be jokios abejonės tai yra mažesnė dalis, gerokai mažesnė dalis negu moterims, kuriom yra mažinamos krūtys arba didinamos arba keliamos krūtys. Jeigu mes apie senstančio veido korekciją kalbėtume, tai pakankamai ne tai, kad didelė, bet didėjanti grupė, tai yra būtent vyrai, kuriem atliekamos yra pasmukusių vokų korekcija, atliekama pasmukusių vokų korekcija. Aš esu vienas iš tų kandidatų, kuriam tai galima atlikti. Mano draugai, mano bendramžiai sensta ir normalu, kad vyrui, Kas čia padaroma? Tiesiog mūsų vokai dėl gravitacijos ir blogesnio audinių elastingumo smunka žemyn ir tai pasidaro, kad mūsų viršutiniai vokai netgi kartais dengia blakstienas arba mažina akiplotį ir mes norim, kad atsidarytų akys ir ką mes darom, mes nejučia raukiam kaktą ir keliam antakius į viršų. Ir kas būna tai, kad tiesiog pabaigoj dienos mums pasidaro pakankamai sunku, nes atsiranda kažkokia įtampa kaktoje. Tai būtent šita operacija, kuri yra tiek vyrams, tiek moterims atliekama pakankamai dažnai, kurios metu yra pašalinamas odos perteklius tam, kad nuimti tą visą sunkumą ir tą visą įtampą. Sako, kad ir geriau matyti pradeda žmonės kartais. Dėl regos. Nebūna, kad rekomenduoja. Matyti žmonės geriau nepradeda, kadangi regėjimo aštrumas lieka tas pats. Bet jeigu mes žiūrime į akiplotį, akiplotis be abejo, jeigu tas papildomas odos perteklius dengia mūsų regėjimo lauką, tai akiplotis yra sumažėjęs. Bet nuo to jūs netapsite toliaregis ar trumparegis, arba nereikės jums keisti akinių dioptrijų, nes nuo to regėjimo aštrumas, kaip sakiau, nepasikeičia. Internete mėgsta visi aptarinėti, ten pavykusias operacijas, nepavykusias operacijas. Per paskutinius metus labiausiai aptarinėjamos moterys, kurių tas makeoveris buvo tikrai įspūdingas, yra Kris Jenner ir Lindsay Lohan. Ar galėtumėte įvardinti, kas ten tokio įvyko, kad reikia taip aptarti? Kris Jenner, jai 70 ir štai... Kris Jenner buvo atliktas eilinis veido patempimas. Ji yra turėjusi prieš tai veido patempimus ir dabar jai atliktas pakartotinas veido patempimas. Bet, sakykime, plastikos chirurgų pasaulyje internete daugiau turbūt
jis sulaukia dėmesio ne dėl to, kad kaip ji gerai atrodo, nes ji tikrai gerai atrodo, dėl ko ji taip gerai atrodo, dėl to, kad atliktas veido patempimas, dėl to, kad greičiausiai šiek tiek retušuotos nuotraukos, nes kitos nuotraukos, kurios tiesiog buvo atliktos be retušavimo, parodo, kad tai nėra taip jau gerai. Nereik tikėti viskuo, ką matot internete, nes... Be jokios abejonės, tai yra labai gerai, bet tai nėra taip gerai. Ir kitas dalykas yra atlikus veido patempimo operaciją, be jokios abejonės yra tam tikras audinių paburkimas, kuris būna per didelis, per daug ryškus, sakykime, pirmų 2-3 savaičių bėgyje. Ir tas audinių patinimas, jis praeina maždaug per pusę metų ir tie audiniai atrodo labai gerai, kai tas patinimas dar šiek tiek yra išlikęs. Kitaip tariant, maždaug tarp 3-6 mėnesių po veido patempimo operacijos tas veido patinimas dar yra išlikęs ir tuomet atrodo moteris iš tikrųjų po operacijos labai labai gerai. Tai va, bet daugiau diskutuojama yra ne apie tai, kaip ji gerai atrodo, bet apie tai, kokia metodika jai atliktas veido patempimas. Nes šiuo metu ant bangos yra, turbūt teko skaityti ir girdėti, vadinamas Deep Plane Facelift. Toks naujas trendas, kuris yra populiarus socialiniuose tinkluose. Tai nieko naujo yra iš tikrųjų pasaulyje, bet tai staiga atsiranda žmonės, kurie rodo savo darbus ir visi galvoja, kad tai yra metodas, kuris yra panacėja, kuris duoda geriausią rezultatą, ilgalaikiškiausią rezultatą ir visa kita. Tai būtent žinant, kas atliko šitą operaciją, tai poniai mūsų minėtai nebuvo atlikta būtent šiuo metodu. Kadangi gydytojas, kuris ją operavo, daktaras Levine, kuris būtent operuoja ne šiuo metodu. Ir tai įrodo, reiškia faktą, kad visa esmė yra ne metode, nes visa esmė operacijos yra patempti ne odą, be jokios abejonės, o patempti giliuosius audinius. Ir tam, kad patempti giliuosius audinius, yra daug pačių vairiausių metodų. Ir iš tikrųjų nėra nei vienos studijos, kuri pasakytų, kad vienas metodas už kitą yra geresnis ir būtent ilgajame periode. Tai kitaip tariant, tai būtent ši ponia, kuri atlikta pakartotina veido operacija, apie ją daug diskutuojama ne dėl to, kaip jie atrodo, bet kad jai buvo atlikta būtent ne tuo populiariuoju šiuo metu socialiniuose tinkluose Deep Plane Facelift metodika, o tiesiog kita metodika. Ir atsakymas yra, kad nesvarbu, koks metodas yra, svarbu, koks gydytojas tai atliko. Ir kaip jis pritaikė tam žmogui. Kaip jis pritaikė tam žmogui, kad rezultatas būtų natūralus, kad veidas nebūtų pertemptas, kad veidas rodytų natūraliai, gražiai ir tam tai yra visa esmė gydytojo kompetencijoje, o ne tam tikram metode, kurį jisai naudoja. Nes neretai atvyksta pacientės ar pacientai į konsultaciją, kurie be jokios abejonės būna jau pasiskaitę, pamatę, pasižiūrėję, tik belieka išoperuoti juos. Ja. Bet jeigu nereikėtų operuoti, turbūt ir netvyktų į mano konsultaciją, nesgi viskas yra ChatGPT, Instagram'ui, viskas yra parašyta ir viskas aišku. Tai ir tada mes imam diskutuoti apie kažkokius tai specifinius dalykus, specifinius metodus. Tai visuomet sakau pacientam, mes neturim diskutuoti apie specifinius dalykus. Jūs be abejo turite žinoti, kas jums yra atliekama ir kas bus atliekama, bet nereikia gilintis į taip giliai. Nes greičiausiai prieš eidama pas ginekologą, ginekologinį operaciją, turbūt jūs nesigilinat, kokia bus metodika atliekama ten tokia ar kitokia, nes ne tie dalykai svarbiausia. Jums svarbiausia yra gauti rezultatą. Tai būtent šiuo atveju svarbiausia jums gauti natūralų, gražų rezultatą, kad jūsų veidas po operacijos atrodytų natūraliai ir gražiai. Kris Jenner yra vyresnė kategorija, Lindsay Lohan pakankamai jauna moteris ir ten gal jos tas pasikeitimas toks įspūdingas iš to, kad buvo pridaryta labai daug ir po to tarsi atrodo reikėjo atsukti laiką, kur taisyti viską ir gyvenimo būdą taisyti. Jo, manau, pirmiausia, jį įsimiegojo, turbūt nustojo, atsisakė žalingų įpročių.
greičiausiai jau dėl to jos veidas geriau atrodo. Be jokios abejonės, pagal tai, kas matoma, turbūt jai buvo atlikta ir tam tikros chirurginės intervencijos. Greičiausiai vienokio ir kitokio pobūdžio veido patempimo Gal dar operacija. prieš paklausiu, nes mačiau, kad ir žiūrovai buvo klausę apie, ar galima atsukti laiką taisant klaidas. Va tuos visus Ar galima pripūtimus, ištirpdyti? pučia, po to jau žiūrėjau, viskas nebepatinka. Ar paprasta procedūra yra? Tai iš tikrųjų tai nėra taip paprasta. Iš tikrųjų tai nėra, kad tu šiandien pripūtėjai, rytoj suleidai preparatą, kuris tą viską ištirpdė. Iš tikrųjų tai nėra taip paprasta. Tai už tai visada aš galvoju, kad yra geriau šiek tiek visko per mažiau, negu visko per daug. Bet kai kas galvoja, kad mūsų kūnas yra kaip, sakykime, kaip molis, kaip plastelinas, kur tu gali šiandien kažką taip padaryti, rytoj taip. Ne, tai nėra molis, tai būna liekamieji reiškiniai, tai būna galų gale tie patys pėdsakai tos pačios hialuroninės rūgšties. Ten, kur mes nenorim, kad jisai dingtų, jis kažkodėl tai dingsta greičiau. O ten, kur mes atvirkščiai, pavyzdžiui, iš lūpų, jeigu lūpose yra per daug suleista kažkokie nelygumai, labai sunkiai iš tikrųjų ten tą hialuroną galima iš ten ištirpdyti ir pašalinti. Labai noriu tikėti, kad pati sensiu gražiai ir mėgausios po truputį raukšlėm, bet turiu ir tokį klausimą, gal pastebit, kad į madą grįžta ir natūralus senėjimas? Jūs kalbate apie natūralų senėjimą, kur žmogus nustoja naudoti kosmetiką, dažyti plaukus, taip, tai neįmanoma turbūt bus, bet kad truputį daugiau laisvės palikti tom raukšlelėm, kurios išduoda amžių ir kad ne viską norėt naikinti. Žinot, iš tikrųjų tai 25-26 metų mada, ir dabar apie tai jau visi šneka, yra apie nenatūralų grožį, o natūraliai atrodantį rezultatą. Turbūt mes apie tai šnekame. Tai jeigu jūs pažiūrėtumėte mano interviu prieš 10 metų, 15 metų, 20 metų, aš apie tą šnekėjau visą laiką. Kad mano filosofija yra, kad po atliktos bet kokios operacijos nesimatytų, kad tai yra kitas žmogus, nesimatytų, kad tai yra atlikta operacija, nesimatytų, kad tai yra atliktas veido patempimas, vokų plastika, galų gale nosies plastika, galų gale krūtų didinimas implantais. Tai mano filosofija yra tokia nuo tada, kad aš pradėjau turbūt savo karjerą kaip grožio specialisto. Tai jau bus kiek ten tų metų, jau nemažai tų metų iš tikrųjų yra. Tai ta filosofija, kuri mano visą laiką buvo, bet taip pasidarė, kad tarytum šiais laikais, 25-26 metai, tai yra naujiena. Bet tą, ką aš matau iš tikrųjų, tai taip, aš matau vieną tendenciją, bet aš matau ir kitą tendenciją, kuri man yra nesuvokiama tendencija, kai sakykim, ta pati nosies plastika, kai atliekama yra visom iš eilės pacientėm barbės nosis, kuri vienom galbūt tinka, kitom galbūt visiškai netinka. Arba, sakykim, kita tendencija, nežinau, kaip tie palyginimai, bet katės akis, ar, žodžiu, kai tie antakiai iškeliami, akies forma pasikeičia ir tu matai, kad tai yra nenatūralu, tai yra negražu, bet yra ir tokia tendencija. Tai aš galvoju, kad tiesiog žmonės yra iš principo laisvi ir jų pasirinkimas, ką jie nori daryti. Ar jie nori, kad jų lūpos būtų nenatūralių proporcijų, ar jie nori, kad jų akis būtų katės akis ar lūšies akis. Tai aš manau, kad iš principo tai yra žmonių pasirinkimas. Bet iš kitos pusės aš manau, kad tai turėtų būti ir chirurgų pasirinkimas. Arba bent jau protingas patarimas, draugiškas. Turbūt, bet aš tokių neturiu pacienčių, kurios to nori, nes jos išgirdę turbūt ir šį interviu supras, kad aš to turbūt gyvenime nedarysiu. Tai gal mes tą ir patarsim žiūrovam, kad mados tegu lieka spintose, o mes rūpinkime savo kūnu, tarkimės su profesionalais ir ieškokim sprendimų, kurie tinka konkrečiam kūnui, konkrečiam amžiui ir konkrečiam žmogui su geru specialistu, kuriam
rūpi jūsų sveikata, o ne tik atlikti darbą. Dideli lūkesčiai ir klaidos. Nori, nenori, visi esam žmonės ir žmonės klysta. Vieni su savo norais, kartais atsitinka įvairių situacijų ir gydytojams. Kaip dažnai jums tenka taisyti kitų chirurgų kažkokius, nežinau, padarytus darbus, komplikacijas? Taip. Tai yra du skirtingi dalykai, mano galva. Tai yra komplikacija, nes komplikacija yra be abejo labai skausmingas dalykas tiek chirurgui, tiek pacientai. O komplikacija gali būti pati įvairiausia. Tai gali būti, sakykime, infekcija. Infekcijos rizika, kuri nėra nulinė infekcijos rizika. Tu viską darai, kad tos infekcijos nebūtų, bet ne viskas nuo tavęs priklauso. Kai kas priklauso ir nuo kitų aplinkybių ir galų gale nuo pacientės kūno, nuo pacientės imuninės sistemos. Ar man pasitaiko komplikacijos kaip infekcija? Be jokios abejonės, pasitaiko, visiems pasitaiko. Bet yra kitas dalykas, tai yra ne komplikacija, o pacientės galbūt rezultatas, kuris netoks, kokio įtikėjosi. Tai nėra komplikacija. Pavyzdžiui, padaryta nosis yra trumpesnė, siauresnė, dailesnė, bet turbūt pacientė tikėjosi, kad ji bus dar siauresnė, dar dailesnė, dar mažesnė. Ar tai komplikacija? Ne, tai ne komplikacija. Kaip tokiais atvejais spręsti? Jūsų patarimas, jeigu žmogus nori grįžti korekcijai, yra geriau pas tą patį chirurgą? Aš manau, visada reikia pradėti nuo savo chirurgo ir kalbėti, kodėl taip, kaip galima tai pakoreguoti, ar yra prasmė tai koreguoti, ar kiek man tai kainuos galų gale. Tai aš manau, pirmiausia, reikia grįžti pas savo chirurgą. Bet vėlgi, kalbant apie pacientės, kurios nepatenkintos rezultatu, tai aš manau, kad tai labai svarbu yra prieš operuojant jas pacientės, prieš atliekant tam tikrą operaciją, yra pasakyti, kokios yra mano galimybės. Nes jeigu mano galimybės jos nesutaps su pacientės lūkesčiais, tai visuomet bus konfliktas. Tai tam, kad paaiškinti, kokios mano galimybės, yra paprasčiausias dalykas. Tai yra mano operuotų darbų portfolio. Tai yra, sakykime, kai aš konsultuoju pacientę dėl nosies plastikos, aš rodau tol, kol pacientė sako stop. Tai gali būti 20, 30, 50, 100 nosių, kad pacientė suprastų, ką aš moku padaryti, ką aš galiu padaryti. Aš sakau pacientėms, žiūrėkit, tai yra ne batų katalogas, kad jūs norite būtent tokios krūtinės po operacijos. Tai jeigu jūsų krūtinė nebuvo tokia kaip šitos pacientės, tai ji negali būti tokia, nes daug ką lemia, kokia yra jūsų krūtinės ląsta, kokia jūsų yra odos tekstūra, koks odos elastingumas ir daug pačių įvairiausių faktorių. Tai aš manau, kad šitų, kaip sakyt, ne komplikacijų, bet nepatenkintų rezultatų pacienčių, mano paties operuotų, iš tikrųjų yra santykinai labai nedaug, kadangi aš labai daug rodau ir jos supranta ir jos tikisi, kokio rezultato galima tikėtis. Kalbėjom apie vienodas nosis, krūtinės. Pakalbėkime apie injekcijas. Moteris klausia, ar sutinkat, kad nuo tų visų injekcijų moteris vienodėja? Aš sutinku, kad jos vienodėja ta prasme, kad tie veidai tampa per daug sutinę, per daug apvalus, tokiu būdu prarandantis savo anatomiją, kadangi iš tikrųjų vyksta veide du procesai. Pirmas, tai mes netenkam riebalų. Ir mes netenkam riebalų būtent centrinėje veido dalyje, pirmiausia. Be to mūsų kaukolė keičiasi, be to mūsų oda plonėja, žodžiu, viskas tik blogyn ir blogyn kiekvienais metais. Bet yra kitas procesas, tai yra būtent gravitacija ir visas smukimas. Ir jeigu mes tik tais pildysim viską, tai yra pūsim,
tai viskas stambės. Įmanoma daryti taip, kad taip nebūtų. Vat Visko- daryti injekcijas ir nebūtų Be jokios vienodai. abejonės, visko reikia daryti, ko galima mažiau. O tada, kada reikia tempti, kitaip tariant, kada reikia atlikti vienokią ar kitokią chirurginę intervenciją, tai labai aiškiai reikia pasakyti, kad jeigu, aš ir tą pasakau savo pacientėm, kad jeigu mes toliau leisim kažką arba pūsim, jūsų veidas praras anatomiją. Ir jūsų veidas bus jau nebe jūsų. Jūs greičiausiai priprasite prie to naujo veido, bet aplinkiniai jūs jau matys visiškai kitokie. Į tą pačią temą dar turim vieną klausimą. Jei pradedi leistis injekcijas, nebegalima sustoti, nes veidas atrodys tik blogiau. Ne, jis blogiau netrodys, bet aš sakiau, tu leisti gali iki tam tikros ribos ir tu gali gauti iki tam tikros ribos tam tikrą efektą. Vėliau, leidžiant, veidas praras savo anatomiją. Jis tiesiog bus nenatūraliai atrodantis. O jeigu pereisim prie botokso, ar visada veidas atrodo dirbtinai? Taip ir klausia. Ar būtinai atrodo dirbtinai ir ar tikrai matosi, kad moteris leidžiasi? Vėlgi, jeigu leidžiama yra per daug, kitaip tariant, jeigu suleidžiama tiek, kad pirmas dalykas, kad kontrastuoja tas grožis tarp viršutinės veido dalies ir apatinės veido dalies. Jeigu apatinė veido dalis yra šiek tiek pasmukusi, yra tam tikros klostės, tam tikros raukšlės, o viršutinė veido dalis yra nejudanti, lygi, kadangi dėl ko jį lygi, dėl to, kad nejuda, dėl to, kad raumenys neveikia, dėl to, kad sutinsta, audiniai. Ir tai labai stipriai kontrastuoja, tai tu matai, kad tai yra nenatūralu, tai yra dirbtina. Tai už tai mano vėlgi filosofija yra, kad botulinas leidžiamas ne tam, kad mimikos nebūtų, o tam, kad mimika būtų, bet ji būtų mažiau intensyvi. Ir jeigu sustosim botoksą leistis, kai leidomės, ar bus labai drastiškas pablogėjimas, ar moteris išsigas? Moteris neįsigas, tiesiog mimika pradės veikti taip, kaip jį veikia iki paskutinio suleidimo botulino. Atrodo, kad visi skrenda operuotis į Turkiją. Ar tai saugu? O čia ir sugrįšim prie korekcijų taisymo. Ar turkų klaidas taisot? Reiškia, iš tikrųjų, medicininis turizmas jis egzistuoja labai plačiai pasaulyje. Kaip bebūtų ne tai, kad keista, bet viena iš turbūt Europos valstybių, kur medicininis turizmas yra labai mažas, tai yra Prancūzija. Ir turbūt neteko girdėti apie tai, kad prancūzės skrenda į Turkiją atlikti vienokią ar kitokią operaciją. Arba prancūzės skrenda Bet kaip visi jas giria, kaip jos elegantiškai sensta. Jos lankosi pas plastikos chirurgus, jos viską daro, bet aš manau, kad tai yra turbūt toksai daugiau mentaliteto klausimas. Mes matom labai daug straipsnių, kad Britės skrenda į Turkiją, į Kostariką, į Tailandą atlikti operacijas, į tą pačią Lietuvą atlikti operacijas. Tai va, bet kitaip tariant, viskas yra tvarkoj su medicininiu turizmu. Ir yra puikių, fantastinių chirurgų toj pačioj Turkijoje. Tikrai puikių, fantastinių chirurgų, kurie... Turbūt jų patirtis, jeigu ten kepa kurie operuoja nosis, kurie operuoja veidus, kurie viską daro, viskas yra tvarkoje. Bet aš visuomet pacientėms sakau, reikėtų prieš tai atlikti didelius namų darbus ir atsakyti savo pačiai, dėl ko jūs ten važiuojate. Ar jūs ten važiuojate, kad ten bus pigiau? Tvarkoj, ten bus pigiau. Ar jums patinka rezultatas, kurį jūs ten gaunate? Tvarkoj. Kas bus, jeigu jūs gausite komplikaciją? Ar jūs busite pasirengusi ten grįžti ir kažką tvarkyti ir kažką daryti? Nes jeigu jūs turite komplikaciją, jūs kreipiatės čia Lietuvoje, greičiausiai jums bus labai sunku surasti specialistą, kuris jums padės. Tai reiškia, tokiu atveju jums reikės grįžti turbūt ten, nesvarbu ar Turkija, ar Kostarika, ar tas pats Tailandas, kur jums reikės tai vėlgi koreguoti ir tvarkyti. Kitaip tariant, atsiranda tam tikras rizikos laipsnis,
Kas bus, jeigu jum bus kažkokia problema? Ir ar gelbėjat tas moteris, kur turi problemą ir buvo Turkijoje? Visai būna. Tai manau, sutiksim, kad kuo saugiau, tuo geriau ir atviras dialogas su gydytoju yra aukso vertės ir kai jis yra, turiu omeny gydytojas, yra arti jūsų, visiems paprasčiau. Aš manau paprasčiau ir saugiau. Aš manau, kad vėlgi kas link viso grožio, tai aš visą gyvenimą apie tai sakiau, kad šalia natūralumo, bet natūraliai atrodančio rezultato yra lygybės ženklas ir saugumas. Kad tai būtų atliekama saugiai, kad tų komplikacijų skaičius būtų kuo galima mažesnis, kad pacientė jaustųsi saugiai. Ir manau, kad tai labai yra svarbu. Man patiko jūsų mintis. Renkamės ne batus iš katalogo, o tai, ką matysim kiekvieną dieną veidrodyje ir svarbiausia, kad tas kūnas išliktų sveikas. Turim dar daug žiūrovų neatsakytų klausimų, pakalbėkim trumpai ir aiškiai. Klausimas, ar mommy makeover populiarus galima daryti tik, kai tik turi vaikų? Ir kiek laiko turi praeiti nuo gimdymo? Mommy makeover iš principo yra marketinginis terminas. Tai visiškai nieko naujo. Tiesiog susirado kategoriją žmonių, kuriuom galima labai pažeidžiamos ir galima parduoti. Tai visiškai nieko naujo, tai tiesiog yra norima pasakyti tuo, kad moteris po nėštumo po gimdymo, jom normalu, kad atsiranda tam tikros problemos, kūno problemos, kurias galima koreguoti. Tai vadinasi mommy makeover, reiškia mamos perdarimas. Bet tai ką čia darom? Bet eina kalba apie tai, kad koreguoti tai, ką nėštumas šiek tiek pagadino. Ir kiek po nėštumo turi praeiti laiko? Tai gali būti pilvo formos korekcija, tai gali būti krūtų formos korekcija. Iš principo, tai gali būti kas tik tais nori, kas pakito po nėštumo ir po gimdymo. Bet krūtis, tai dar kiek laiko, dar maitinimas vyksta. Jo, bet tai vėlgi krūtis, tai gali būti krūtų didinimas implantais, krūtų pakelimas, krūtų didinimas ir pakelimas, krūtų mažinimas. Pilvas tai gali būti mini pilvo plastika, tai gali būti pilna pilvo plastika su pilvo diastazės korekcija ir visa kita. Kitaip tariant, daug pačių vairiausių variantų. Bet atsakant jūsų klausimą, ar tai gali būti atliekama ir negimdžiusiam, be jokios abejonės. Tai gali būti atliekama ir negimdžiusiam ir netgi vyrams. Kodėl? Dėl to, kad, sakykime, negimdžiusi moteris gali būti netekusi 50 kg svorio ir mes atliksime lygiai tą patį mommy makeover operaciją. Tai bus atliekama pilvo plastika ir krūtų formos korekcija. Lygiai tas pats gali būti su vyru. Kitaip tariant, vyras gali būti numetęs tam tikrą kiekį svorio ir jam mes atliksime tą pačią mommy makeover operaciją, nors jis nėra nei mommy, nei visa kita. Kitaip tariant, tai yra marketinginis pavadinimas, kuris rodo, kad moterim po nėštumo po gimdymo galima iš tikrųjų padėti atliekant vienokią ar kitokią kūno korekcijos operaciją. Kiek tas trumpiausias periodas moteris turėtų palaukti po gimdymo, kad galėtų pradėti galvoti apie tokią operaciją? Labai individualiai, bet aš sakyčiau visgi, aš savo pacientėm rekomenduoju pilvo vienokią ar kitokią formos korekciją atlikti maždaug praėjus metams laiko po operacijos, po nėštumo ir po gimdymo pilvo. Jeigu tai yra tiesiog krūtų didinimas, pavyzdžiui, implantais, tai moteris turėtų nebežindyti galbūt 3-6 mėnesius po operacijos. Jeigu tai yra kažkokie kitokie dalykai, galbūt lukterti, sakykime, metus laiko. Keliaujam toliau. Kaip išsirinkti chirurgą? Kokie signalai rodo, kad bėk iš čia? Kaip išsirinkti chirurgą? Iš tikrųjų, tai Lietuva turbūt yra gerai tuo, kad yra maža. Ir visi kalba. Ir visi kažką žino, visi kažką girdėjo, kažką žino, ar gerai, ar blogai. Tai manau, kad čia yra privalumas. Aš manau, labai svarbu yra ne tik tais gražus internetinis puslapis.
Ne tik tai didelis aktyvumas socialiniuose tinkluose. Aš manau, labai svarbu yra atvykti į gyvą konsultaciją ir pirmiausia susitikti su tuo žmogum, su kuriuo tau reikės bendrauti. Nes jeigu tau tas žmogus nepatinka, kad ir koks jis būtų geras chirurgas, o tau reikės su juo bendrauti, ir tau reikės su juo bendrauti turbūt ne tik tais operacijos dieną, bet ir po operacijos, bet ir praėjus galbūt 3 mėnesiam ir metam laiko, o jeigu tai yra galbūt kažkokia tai, sakykime, pavyzdžiui, krūtų didinimas implantais, tai reikės kažkada tos implantus turbūt ir keisti, ir kažką daryti. Ir jeigu tas žmogus, kuris jums iš principo netinka, jūsų biolaukai nesutampa, tai gal tiesiog ieškoti geriau kito chirurgo, kuris jums tinka. Kitas dalykas, ką aš jau buvau užsiminęs, kad, reiškia, neužtenka tik tais ten iš tų kelių nuotraukų, kurios įdėtų socialiniuose tinkluose. Aš manau, gydytojas turi parodyti labai daug nuotraukų, kiek pacientas tik pageidauja, kad matytų bendrą filosofiją, kad matytų, kaip jam tos, sakykime, krūtis gaunasi, arba kaip jis moka jas daryti, arba kokioje filosofijoje atliekant nosies plastiką. Tai aš manau, kitaip tariant, tas konsultacijos metu žiūrėjimas tų nuotraukų. Trumpiausias atsakymas būtų: ateikit į konsultaciją. Taip, ateikite į konsultaciją, jeigu nenorite eiti į konsultaciją, visuomet ir nuotolinę konsultaciją, bet iš kitos pusės nuotolinė konsultacija yra, kaip sakyti... Operacija bus ne nuotoliu, tai gal geriau jau pasikalbėti gyvai. Logiškai. Taip, populiariausios operacijos ir kiek trunka atsistatymas po jų. Aš gal pavardinsiu, ką čia moteris surašė, o jūs ir sakykit, kiek atsistatymas. Nosis. Nosis, maudytis negalima, veido šlapinti negalima savaitę laiko, po 10-12 dienų mano pacientės grįžta į darbą. Bet ne į sporto klubą, bet ne į pirtį, bet ne į kažkokius ekstremalias temperatūras turinčias veiklas. Kada nuklijuojami ten tie? Po savaitės. Vokai. Vokai 10-12 dienų, nebent jūsų mėlynės bus didelės ir kurį laiką dar matomas, tuomet gali tas terminas šiek tiek būti ilgesnis. Veido patempimas. Veido patempimas yra maždaug 3 savaitės. 3 savaitės, kada reikia dingti iš visuomeninio gyvenimo, bet vėlgi, jeigu jūsų yra audiniai mažai sutinę, jeigu jūsų ilgi plaukai, aš esu matęs savo pacienčių, kurios dalyvavo fotosesijose praėjus savaitę, 10 dienų po operacijos. Krūtinė? Krūtis, vėlgi, kas bus atliekama, kas bus daroma. Jeigu tai yra krūtų didinimas implantais, mano pacientės maudosi sekančią dieną, grįžta į darbą, jeigu tai nėra fizinis darbas, po 3-4 dienų. Fizinės aktyvumas ribotas. Tokia paprastumo operacija. Fizinio aktyvumo ribojimas tam tikras iki mėnesio laiko. Mommy makeover. Tai čia, sakykim, pilvą. Vėlgi, pilvas turbūt sunkiausias yra pirmos 10-12 dienų. Dažniausiai po 10-12 dienų pacientas grįžta į vienokį ir kitokį ofisinį darbą. O 10-12 dienų tai gulėt? Ne, gink dieve, gulėt nereikia. Mūsų pacientės po pilvo plastikos jau tą pačią dieną stojasi. Jos yra statomos, tą pačią dieną juda, tai mažina komplikacijų riziką ir pacientė sekantį rytą vyksta namo savo kojomis. Tai tas atsistatymas, nes galvoju, vis tiek kaip veidas ir kažkas tai matos ir ten nosis, tai dėl to ne visai gal nori eiti. Tas atsistatymas yra pirmiausia dėl to, kad pacientė negali maudytis kurį laiką, kad yra tam tikra pasilenkusi padėtis tam, kad raumenys geriau sugytų, kitaip tariant, tam judėjimo apribojimas, tas judėjimas nėra toks greitas, kaip mes norime, tai va tam reikia maždaug 10-12 dienų po operacijos. Riebalų nusirbimas. Nusirbimas tai gali būti, žiūrint vėlgi, kur mes tos riebalus siurbiam. Jeigu mes darome būtent tą vadinamą face tight procedūrą, kada mes siurbiam riebalus ir audinius apdirbam su radio dažniu, tai sakyčiau 5-7 dienos.
Jeigu tai viso kūno nusirbimas, sakykime, nuo sėdmenų, nuo juosmens, nuo nugaros, nuo rankų, tai gali būti nešiojimas specialių drabužių 3-4 savaitės. Bet judėjimas jis rekomenduojamas jau tą pačią dieną arba sekančią dieną. Taip, su atsistatymu baigiam. Kokia operacija trunka ilgiausiai ir kuri yra sudėtingiausia? Čia turbūt bus skirtingi. Aš manau, reiškia, jeigu mes apie vieną operaciją kalbame, tai tos operacijos viena, tai gali būti valanda, 2-3 valandos, bet mes kartais operacijas grupuojam. Vėlgi, jeigu mes apie tą mummy makeover šnekam, tai dažniausiai būna atliekamos kelios operacijos. Tai yra keli mano principai. Tai mano principas yra, kad narkozė nebūtų ilgesnė negu 4-5 valandos, nes virš 4-5 valandų narkozės didėja komplikacijų rizika. Tai jeigu aš kažką jungiu, kitaip tariant, jeigu aš jungiu kelias operacijas, tai turėtų būti... Iš tikrųjų galvoju, kad kaip atrodytų, kad geriau viską vienu užmigimu, bet tai tiek ilgai užmigus būtų negerai. Didėja komplikacijų rizika. Tai vienas dalykas. Jeigu mes kalbame apie kokios operacijos sudėtingiausios, tai aš sakyčiau, be jokios abejonės, bet kokios veido operacijos sudėtingiausios. Kodėl? Dėl to, kad tos komplikacijos yra dramatiškiausios. Jeigu tai yra nosis, tai nosis yra veido centre, kurios tu tas komplikacijas labai sunkiai gali paslėpti. Veidas tu taip pat gali sunkiai paslėpti. Tu gali paslėpti, sakykime, kažkokį tai randą, kuris yra pilve, kuris yra ten ne visiškai gražus, tu gali paslėpti po drabužiais, reiškia, bet jeigu tai yra veidas, tai aš sakyčiau, veidas yra pirmas dalykas dėl to, kad jis yra matomas ir sunkiai paslėpiamas, jau tai yra pakankamai sudėtingos operacijos. Prie visų patarimų gal tik pridėsiu žmonėm nelikti su klausimais, nebijokit klausti chirurgo, nes visi klausimai yra teisingi ir blogiau, ką nors priimti sprendimą, besigėdinant, paklausti. Kartais galvojant gal, kad tai ir kvailas klausimas, nebūna nei kvailų klausimų, jeigu jis jums kyla, nebijokit tartis, tam profesionalai išskiria konsultacijas. Sutinku. Apie sveikatą ir grožį yra prikurta tiek mitų, kad kartais pasiklysti juose jau net nebegėda. Tai kviečiu sužaisti žaidimą, skaitysiu teiginį ir pabandysim kartu pasakyti, tai yra tiesa ar mitas, aš žaisiu kartu, savo neprofesionalią nuomonę išreikščiau, o jūs įvertinsit. Tai galim daryti, aš pirmą pakelsiu. Randų kremai. Tik marketinginis triukas. Aš netikiu kremais. Okay. Bet pasakykit, iš tikrųjų yra randų kremai, kurie... Tai galbūt aš turėčiau turbūt taip rodyti, kad tai nei tiesa, nei mitas iš tikrųjų. Tai ar galima panaikinti randą? Panaikinti rando negalima. Randai visada lieka. Ar galima tą randą sušvelninti? Taip, galima sušvelninti. Ar galima tą randą, kad jisai greičiau išblykštų? Taip, galima tai padaryti. Ar galima tais kremais panaikinti tą keloidinį randą, kuris yra dėl organizmo savybių? Be jokios abejonės ne. Tai sakyčiau, tai yra kažkur tai per vidurį. Apie randus jau iš dalies atsakėte į kitą klausimą, bet pabandykim, didelio rando pataisyti neįmanoma. Čia išsireiškim ne kad panaikinti, o pataisyti. Kodėl? Mitas. Galima randą pataisyti. Kaip taisomi randai? Yra pačių vairiausių metodų koreguoti randą. Tai iš vienos pusės galima kartais tą randą tiesiog išpjauti ir iš naujo susiūti. Galima vietoj to rando, sakykime, kažkokį tai lopą pasukti, kad tas randas būtų mažiau matomas. Nuo lokalizacijos priklausomai galima įsiūti tam tikroje vietoje tam tikrą balioną, vadinamą espanderį, kuris ištempia per tam tikrą laiką odą ir tą odą galima panaikinti. Yra pačių įvairiausių variantų, bet tai nėra toksai tiesmukas atsakymas. Rando dydis ir forma priklauso nuo chirurgo gebėjimų? Ne. Tai priklauso ir nuo organizmo. Kaip tas organizmas gyja. Bet geras chirurgas padeda
turėti mažiau randų? Kur ta vieta yra to rando, labai labai svarbu yra, koks ten yra gijimas, bet vėlgi, jeigu mes atliekame estetinę operaciją, tai mes galim tuos randus daryti tam tikrose vietose, kurie mažiau matomi, bet jeigu reikia kažkokį pašalinti, sakykime, ten apgamą ar kažkokį darinį, kur mes neturim galimybės pakeisti rando lokalizacijos, aš visada įspėju pacientą, kad randas bus tikrai negražus, nesvarbu, kaip aš tą žaizdą susiūsiu. Po krūtinės operacijos nebežindysi. Mitas. Jūs kalbate apie krūtų didinimą implantais? Taip. Tai jeigu krūtų didinimas implantais, tai yra daug pačių įvairiausių mokslinių studijų, kurios sako, kad jūsų pieno kiekis nepriklauso nuo to, ar pas jūs yra implantai ar nėra implantų. O krūtinės mažinimas? Krūtinės mažinimas, vėlgi, koks tai yra krūtinės mažinimas. Yra vėlgi skirtingų metodų, kaip atlikti krūtinės mažinimą. Jeigu tai atliekamas krūtinės mažinimas, tokia metodika, kai tas spenelis yra nupjaunamas, padedamas ant stalo, krūtis sumažinama ir spenelis vėl yra prisiuvamas, tai be jokios abejonės jūs tuomet negalėsite maitinti ir žindyti. Bet jeigu tai yra krūtinės mažinimas išlaikant spenelį ir latakėlius pieno, tai jūs galėsite žindyti. Ant liekno kūno implantai atrodo nenatūraliai. Čia priklauso nuo... Tiesa, kuo kūnas lieknesnis, to mažiau paodžio, to mažiau riebalo, tuo labiau tie implantai matosi ir čiuopiasi. Sportas gali sutvarkyti bet kokį pilvą. Tikrai ne. Tikrai ne. Bet padeda. Jeigu jums yra... Ar jie kartu... Gerai, tada operacija be sporto... Jeigu jums yra, sakykime, išsiskyrę pilvo sienos raumenys po nėštumo, po gimdymo, tai jūs galite kiek norite sportuoti, bet tai nesugrįš į tą vietą, kai buvo iki nėštumo ir iki gimdymo. Po pilvo plastikos negalima pastoti. Nesąmonė. Be abejo, jeigu jūs pastosite atlikus pilvo plastiką po savaitės laiko, tai turbūt bus nelogiškas sprendimas atlikti pilvo plastiką. Už tai aš sakau, jeigu jūs norite pastoti artimiausių metų, tai gal jūs nedarykite nei krūtų formos korekcijos, nei pilvo plastikos. Bet teoriškai taip, jūs galite pastoti. Vėlgi rekomenduojama, jeigu tai buvo atlikta baltosios sienos korekcija arba ta diastazijos korekcija, tai turėtų praeiti bent jau metai laiko, kad būtų saugu jums pastoti. Visos veido operacijos atrodo nenatūraliai. Labai tikiuosi, kad mitas. Tik dėl to, kad pastebim, tas kartais gali atrodyti, kad visos atrodo nenatūraliai, nes tos, kur natūraliai nesako, kad darė ką nors. Mes nematom iš tikrųjų. Ir mes jų nematom. Aš nekartą apie tai kalbėjau apie aktorius, kurie tiesiog natūraliai gražiai sensta, bet iš tikrųjų jie sensta ne dėl to, kad... Reiškia, bet ir labai gražios genetikos, geros genetikos. Dėl to, kad jiem yra atliktos tam tikros operacijos. Kokie aktoriai čia tokie? Oi, tai aš esu kalbėjęs apie tai, tas pats Tom Cruise'as, Bradas Pittas. Tokie atrodo taip. Jo, tiesiog... Nuostabios raukšlytės. Jo. Tiek, kiek reikia, ten, kur reikia. Bradas Pittas yra vaidinęs filme, kuris grįžta atgal, reiškia, bet čia šiuo metu jisai jau ne dėl to, kad jisai vaidino tame filme. Pagurkliui reikia ne operacijos, o numesti svorio. Tikrai ne, mitas. Vėlgi, koks pagurklis, jeigu tai yra jaunas žmogus, kuris turi tam tikrą viršsvorį, galbūt numetimas svorio jam padės, bet jeigu tas pagurklis yra dėl to, kad tokia yra anatomija, tokia yra genetika, dėl to, kad amžiniai pokyčiai, tai greičiausiai tas svoris, numetus svorį, problema tik tai bus labiau ryškiau matoma. O dabar bandysiu spėti. Vyrai ateina dažniau dėl sveikatos, nei dėl grožio. Aš pati dabar įdėjau dažniau, nes suprantu, kad ateina ir dėl to, bet dėl ko dažniau? Čia, sakykime, keliam tiesą, jei dėl sveikatos ateina dažniau. O jeigu dažniau dėl grožio, tai keliam mitas. Ir aš galvoju, kad vyrai ateina dažniau dėl grožio. Aš tikrai negaliu atsakyti šitą klausimą. Bet daug vyrų dėl grožio ateina. Taip.
Nieko čia blogo, kad moteris irgi nori būti gražesnės ir vyrai nori visiškai būti nieko gražesnės. blogo. Ir visiškai netiesa, kad vyrus randai puošia. Ir labai filosofinis klausimas. Jei noriu keisti išvaizdą, reiškia savęs nemyliu. Jeigu taip galvoja moteris, jūs pasakytumėt, kad tai mitas. Galima mylėti save ir norėti pakeisti savo išvaizdą. Nu, labai klausimas. Labai filosofinis, užbaigsim žinai. taip filosofiškai. Ja, ne, aš kitaip atsakyčiau, ar yra normalu, kad žmonės nori jauniau atrodyti? Turbūt normalu. Nes žmonės visais amžiais stengiasi atrodyti jaunai. Ir kažkaip tobulint savo, dėl ko sportuojama, norim, Taip, dėl kad ko plaukai dažomi, dėl ko yra, sakykime, dėl ko moteris iš principo naudoja visas priemonės, kurios pajaunintų jas. Bet tas pats yra ir su vyrais. Tai aš tikrai sutinku, kad noras yra normalus. Kad galima mylėti save ir to pačiu norėti kažką savyje keisti. Kad... Taip, ar normalu, kad moteris, kuri po nėštumo po gimdymo nori sugrąžinti tas formas, kurias ji turėjo iki nėštumo ir iki gimdymo? Tai be abejo yra normalu. Gal kaip tik save mylėti reiškia labai visom prasmėm, bet sveikai rūpintis. Klausimas labai filosofinis. Jo. Tai taip filosofiškai užbaigsim ir palinkėsim, kad mylėkim save, neperžinkim ribų ir kad viskas, kas su saiku, yra gerai. Yra normalu. Ir yra sveika. Ir nieko čia nereikia gėdytis. Tikrai taip. Ačiū, kad žiūrėjot. Čia buvau aš, Indrė Kavaliauskaitė, ir kalbinau Sugihara plastikos chirurgą Darių Radzevičių. Dariau, ačiū už kantrybę atsakinėjant, tai kartais turbūt jau nusibostančius klausimus, bet kaip išsiaiškinom pradžioj, blogų klausimų nėra, jeigu jie kyla. Pacientam reikia ateiti į konsultacijų kabinetą ir išsiaiškinti viską iki galo. Tikrai taip. Tiesa ar mitas? Tiesa. Tiesa.